Stebuklingoji Aladino lempa. Tolimoje karalystėje gyveno vargšas berniukas vardu Aladinas. Labai mėgo kartu su motina eiti į turgų, nes ten galėjo pamatyti daug įdomybių ir susipažinti su naujais žmonėmis. Kartą priėjo prie jo nepažįstamas žmogus, kuris prisistatė esąs jo giminaitis ir padovanojo Aladinui sultingą obuolį ir pažadėjo, kad pasistengs atstoti jam tėvą. Be to, pažadėjo išmokyti ir pirklio amato. Aladinas labai apsidžiaugė ir sutiko su pasiūlymu. Deja, Aladinas nežinojo, kad nepažįstamas yra labai piktas burtininkas ir nori įtikinti berniuką tik dėl savo klastingo plano, kurį įgyvendinti reikėjo būtent Aladino pagalbos. Burtininkas vis vesdavosi jį pasivaikščioti, rodydavo jam puikius rūmus ir sodybas, pasakodavo savo nuotykius. Aladinas buvo labai patenkintas ir laimingas, kad turi tokį draugą. Prisiekė burtininkui padaryti viską, ko tik šis paprašys. Vieną dieną burtininkas nusivedė Aladiną į keistą vietą ir parodė keistą metalinę rankeną. Burtininkas žadėjo daug permainų ir nepaprastų turtų, jei Aladinas pakels sunkų dantį. Tik jis galėjo tai įvykdyti, garsiai tardamas savo vardą. Burtininkas davė berniukui žiedą, turėjusį apsaugoti nuo pavojų. Nustebusiam Aladinui prieš akis atsivėrė pilnas lobių požemis ir į jį besileidžiantys laiptai. Burtininkas įsakė paimti iš ten tik vienintelę seną lempą ir nedrįsti daugiau prie nieko prisiliesti. Deja, vargšui Aladinui nepavyko susilaikyti ir jis ėmė kimšti į kišenės brangakmenius ir aukso monetas. Veltui burtininkas grasino ir šaukė. Supykęs užvožė sunkų dantį ant požemio angos. Patramsiuose berniukas susirado lempą ir švelniai per ją perbraukė ranką. Staiga, šviesos ir dūmų sūkuryje, prieš jį atsirado baisus džinas. Aladinas iš nuostabos neteko žado, tačiau džinas paragino jį papasakoti apie savo gyvenimą. Jis buvo lempos dvasia ir privalėjo tarnauti tam, kuris jį išlaisvindavo iš ten. Aladinas suprato, kad nėra ko bijoti galingojo džino. Įsakė jam atverti rūsius ir pernešti visus vertinguosius lobus į varganus motinos namus. Pasėmė su savim ir stebuklingąją lempą. Nuo tos dienos pasikeitė Aladino gyvenimas. Vaikinas puošniai rengėsi ir gardžiai valgė. Įsigeidė siekti dar ir to, apie ką iki šiol nė nesvajojo – žaviosios princesės, sultono dukters, meilės ir rankos. Prikrovė vertingiausią skrynią su kaupu brangakmenių, nukeliavo prašyti gražuolės Budur rankos. Sultonas buvo labai patenkintas. Dar niekada iki šiol jis nematė tokių nuostabių brangakmenių. Jam patiko ir dailusis Aladinas. Ilgai negalvojo, niekas negalėjo prilygti to jauno žmogaus grožiui ir turtams. Pašaukti rūmų tarnautojai surašė sutuoktuvių dokumentą. Aladinas troško, kad jo žavioji žmona būtų tokia pat laiminga kaip ir jis. Išsikvietė džiną ir paliepė pastatyti princesei prabangiausius rūmus. Akimirksniu ant žalios kalvos išdygo rūmai. Tokių dar niekas nebuvo matę. Jaunųjų pora ten ir apsigyveno. Tuo tarpu piktasis burtininkas nepamiršo savo ketinimų. Persirengęs pirkliu, atvyko pas princesę ir pareiškė, kad naujas lempas keičia į senas. Princesė pagalvojo, kad pasitaikė puiki proga. Nustvėrė trokštamą lempą su džino pagalba, nudangino rūmus ir žavėjo Budur į Afriką. Toks baisus sielvartas apėmė vaikiną, užšoko jis ant žirgo ir išjojo ieškoti mylimosios. Tada prisiminė apie žiedą, kurį buvo gavęs iš burtininko. Tuoj pat pasakė savo norą, o aplink viskas, kad ims ūžti, suktis, žiedo dvasia
per akimirksnį sugrąžino rūmus ir gražuolę princesę. Princesė puolė į vyro glėbį, o jis pažadėjo, kad padarys taip, jog burtininkas niekada jau negalės net prisiartinti prie rūmų. Aladinas pareikalavo surasti piktąjį kerėtoją ir pristatyti jį į sultonui. Kai sargybiniai atvedė surakintą nusikaltusį burtininką, sultonas įsakė uždaryti jį požemio kalėjime ir niekada neišleisti. Išgirdęs tokią žiaurią bausmę, jo laukia burtininkas suklupo ant kelių ir meldė pasigailėti. Tačiau sultonas ir Aladinas buvo nepalenkiami, atėmė iš jo stebuklingą lempą ir pasodino į kalėjimą. Princesė labai džiaugiasi, kad pasibaigė jų vargai, o piktasis burtininkas negalėjo jiems atkeršyti. Džiugi nuotaika apėmė ir visą karalystę. Aladinas su mylimąja Budur surengė iškilmingą puotą džino garbei, o kad jau stebuklingos lempos vaikinui nebereikėjo, nusprendė išlaisvinti dvasią. Laimingas džinas pažadėjo vis tiek atsirasti, jei tik Aladinui ištiktų sunkumų. Tai ištaręs atsisveikino su jaunųjų pora ir nuskrido. Aladinas ir jo mylimoji Budur ilgai ir laimingai gyveno, o jų laikais visiems visko užteko. Jaunasis sultonas nepamiršo ir kitų žmonių, tarp kurių užaugo, pastatė jiems naujus namus, pasirūpino vargšais ir alkanais vaikais. Į rūmus parsivežė ir savo motiną. Karalystės gyventojai savo ponui atsidėkojo meilę ir pagarbą.